ką, atėjo laikas šiek tiek naujesnių dainelių pagroti turbūt. Prisiminus kokius nors koncertus, kur buvo nusiaubtos salės, pavyzdžiui, kur Panevėžy, kur sulaužė sceną arba išlaužė kėdes, arba ten, aš nežinau, prasme, arba kažkas ten lipo ant scenos ir kažkas griuvo, lūžo. Negalima lipti ant scenos, padeginėti šito namo ir muštis. Ten jūs galėjote rasti viską, ko reikalinga žmogui. Agresija, meilė, džiaugsmas, neapykanta, girtumas, atsipalaidavimas. Žodžiu, visi tie dalykai, dėl kurių jūs einate į koncertą. Jeigu net neviltis apima einant į sceną, visada žinai, kad vis tiek yra nors vienas žmogus, kuriam verta atiduoti 100% scenoje savęs. Kaune buvo Halėj koncertas ir kai užlipo apie 300 žmonių ant scenos ir nenorėjo nuleisti ir nebuvo kaip nulipti, nes jie stovėjo iš visų pusių ir vienu momentu aš pajutau, kai mane, tarkim, pagavo ir pradėjo tempti visas pusės, tiesiog tempti. Labai daug rankų ir, tokių pojūčių, šiaip negruodamas grupį niekada nepajusiu, iš tikrųjų, labai. Na, aš negaliu pasakyti, kad tai labai praturtina ar kažkaip, bet... Turbūt, aišku, yra merginų, kurios įsimylėjusios į Mamontovą, yra ir vaikinų, kurie, tarkim, norėtų būti panašių į Mamontovą. Maždaug įsiskuda plaukus, tarkim, klausosi jo plokštelių ir ten suranda save. Tai va. Kad fanų yra tai aišku gerai, tai rodo, kad mes kažką tai darom tokio, kas žmonėm gali kristi į širdį. Aš turiu visiems vieną klausimą, ar jūs negalvojat, kad tai, ką jūs darot, yra liga? Ne! Pirmiausia, reikia mūsų susirasti, mes taip esam, galima sakyti, užsimaskavę, neturim patalpų, adreso neturim. Ar galvojat, kad esat ta grupė, kuri Lietuvoje turi daugiausia fanų? Nu, šitam miške tai mes daugiausia fanų. O Lietuvoje? Aš manau, kad mes nenatūraliai bandome palaikyti linksmumą ir pokalbį. O komandai gerai! Mes žinom medžiagas formas visų, mes žinom, kas yra geras ir blogas, mes žinom, kaip metai keičia metus ir kaip nuo žaibo apsaugoti stogą. Pasisveikint su vasara? Davai tada. Ar aš suvokiu, ką aš darau? Aš tikiuosi. Ai, meilė. Nežinau. Tiesiog būna ir viskas. Ar dažnai įsimyli? Nu, kiek tas dažnai, 2 kartus per savaitę dažnai, ar ne? Dažnokai. Tai tada aš rečiau. Aš šiaip išsimyliu kiekvieną merginą praeinančią gatvę, iš tikrųjų, bet tik tai 3 sekundėm. Ko niekada nebus per daug? Ko? Baimės? Stipriausias ginklas, prieš kurį niekas negali nustovėti, tai yra meilė. Ir tiesiog reikia dainuoti apie meilę, man atrodo. Sargis tavo gyvenime? Labai staigus ir komplikuotas klausimas. Jis yra. Ką aš galiu pasakyti daugiau apie tai? Ar dažnas svečias, pavyzdžiui? Na,
Taip. Kiek laiko trunka maždaug klipo padarimas? Priklausomai nuo to, kaip jūs norite jį padaryti. Jeigu jūs norite Kaip tu nori jį padaryti? Galima padaryti klipą greitai, tai yra nufilmuoti jį per porą valandų. Galima padaryti jį gerai, tai yra nufilmuoti per kokią savaitę ir paskui ir lygiai taip pat laiko praleisti montažinėje. Bet, aišku, tai šiais laikais yra ne visiems prieinama, nes tai brangiai kainuoja iš tikrųjų. Tos kaukės juda. Viena nueina, viena ateina. Juda. Dar kadėlį? O, geras dabar. Va, dabar geras. Žinau. Pakel galvą, Andriau, pakel galvą. Suzėmė žadintuvas. Drrr. Užteks judėt, aš taip senai jau noriu skrist. Į tau baisu, į mano ranką įsikirti. Ir aš žinau, kad mes negrįšime atgal. Ir aš žinau, Už tai, kad jie filmuosis mūsų klipe, ta prasme, kaip filmuosis, tiesiog šoks. Mes už tai jiems pagrosim kokią valandą, kitą gal savo visas dainas ir tiesiog norim pasidaryti tokią mažytę šventę gatvėje, viskas nemokamai, viskas prieinama kiekvienam. tavo tylūs žodžiai kartais man atrodo kaip balsas iš debesų. Užteks judėt, aš taip senai jau noriu Pradėsiu nuo to, kad dariau gitarą, Andriui. Iš tikrųjų visiems žinomas čia faktas, nieko nauja, bet pati reiškia istorija, pati užuomazga ir mano tokios kūrybinės tokios nuojautos iš tikrųjų niekam yra nežinomas. Aš norėčiau, kad Lietuvos visuomenė ir iš viso pasaulio visuomenė, jeigu mano kalba bus išversta į anglų kalbą. Aš visada jaudinuosi dėl vieno dalyko, kad man nenutrūktų styga. Tai vienintelis. Tai praktiškai vienintelis iš tikrųjų. Kad styga nenutrūktų. Todėl visa kita yra... Šiaip jaudintis prieš išėjimą į sceną, aš nežinau, kas tai yra. Aš visiškai laisvai išeinu ir prieš bet kokią dydžio minę. Ar tai būtų 3 žmonės, ar tai būtų, kaip tai buvo užvakar, virš 50 000, tai... Ką tik prieš keletą minučių šioje vietoje, kur dabar aš sėdžiu, ir netgi lygiai taip pat sėdėjo Andrius Mamontovas. Štai mikrofonas, į kurį jis dainavo, štai gitara, kurią jisai grojo, štai tortas, kurį jam padovanojo. Bet ne tik Andriaus Mamontovo gimtadienio proga visi susirinko į Litpol Inter televizijos ir radio filmavimo aikštelę. Čia šį vakarą įvyko 4. tikro garso koncertas. Ir grojo, žinoma, Foje. Atsimenu tai, ko nebus jau daugiau. Atsimenu, koks buvo aukštas dangus. Aš mėgau svajot, kai dabar tai matau. Atsimenu savo vaikystės draugus. Prisimint negaliu. Ką visai pamiršau. Aš žinok, vis dar jaučiuosi mažas berniukas iš tikrųjų. Po tolyn to mažyn? Prieš daugelį savo bendramečių ir prieš netgi kai kurios jaunesnius žmonės aš jaučiuosi kaip visiškai mažas vaikas.